Marių pakrantėje pradedami griauti teismo dar 2009 metais neteisėtais pripažinti pastatai. Pirmas griaunamas Juodkrantės centre stovintis namas, kuriame anksčiau veikė restoranas. Prieš keliarius metus teismo neteisėtų pripažintas restoranas Kuršių Marių pakrantėje tebestovi. Tačiau jo viduje jau visai nebe taip, kaip buvo dar prieš kelias dienas. Čia verda darbas. Restoranas griaunamas iš vidaus, nes kol kas Neringos savivaldybė dar nedavė leidimo nugriauti visą pastatą. Teismo sprendimu šis ir dar keli pastatai šalia pripažinti neteisėtais, todėl jie esą anksčiau ir vėliau bus nugriauti. Šalia buvusio restorano stovinčio nelegalaus gyvenamojo namo gyventojas sako, kad pirkdamas namą nežinojo, jog jis gali būti nugriautas. Todėl dabar tikisi, kad valstybė jam atlygins už patirtą žalą. Kalba apie tai, kad stumia žmonės į tokią nežinią ir aš manau, kad čia dauguma žmonių kreditus ėmė. Ir kaip sako, čia dar atsirasdo tokių, kurie sakydavo, kaip jūs nežinot, kad tai bus, tai klausimas, gal jie žino, gali pasakyti, kur čia reikia žmogui kreiptis prieš perkant turtą, kad sužinoti, kad jį kažkas tai kažkodėl dėl neaiškių priežasčių paskui ateityje griaus. Teismai yra paskelbę, kad pastatai esą neteisėtai išdygo ir dėl Neringos savivaldybės ir Klaipėdos apskrities viršininko administracijos kaltės. Dėl abiejų įstaigų netinkamų sprendimų. Neringos meras duoti leidimo nugriauti pastatą nenori, bent jau kol vyriausybė nuspręs ar atlyginti įstačiusiems verslininkams maždaug 4 milijonus litų nuostolių. Savivaldybė tiek pinigų esą neturi. Manau, kad yra visiška kvailystė ardyti tai, ką mes čia matome. Tai buvo nuostabi vieta, kurioje man teko netgi gerti arbatą su premjeru šiuo metiniu, kai jis nebuvo premjeru. Tai, kaip sakoma, ir net nesiginčiama yra saugomosio tarnybos, jog tas pastatas yra prastas. Yra vienintelė diskusija, jog tarp valstybinėse institucijose nebuvo susikalbėta kažkada tai. Vietiniams gyventojams visa ši neteisėtų pastatų istorija atrodo juokinga. Čia, kai pradėjo statyti, porą metų pamatai stovėjo ir niekam nerūpėjo, dar nebuvo pastatyti namai. O paskui, kai pasistatė ir prasidėjo visas tas, mums net juokingai yra vietiniams. Kaip tai taip? Nu, taip dabar jau, kai jis priprato, labai gražiai atrodo tie pastatai. O kas iš to dabar, kas čia bus? Čia daugiau nieko nebus. Bus plynė ir viskas. Nu. Bet vis tiek šitokį grožį dabar nugriauti. Gaila tiesiog. Pastatą planuojama nugriauti ir sutvarkyti teritoriją per mėnesį. Kada bus griaunami šalia esantys gyvenamieji namai, dar esą neaišku.